tame apšaudomame plote, į kurį galėjo bandyti atakuoti Bičkys. Ir ta pauzė, ko gero, kainavo brangiai. Tačiau Bičkiui buvo per daug laisvės numanimų suteikta, baudos aikštelėje priimti kamuolį, apsisukti, dar padėti papildomą lietimą, pakelti galvą ir atlikti smūgį. Tai yra iš tikrųjų per daug šiuolaikiniame futbole. Ir gynėjai, ypatingai ir centro gynėjų pora turi būti visiškai šalia, paprasčiausiai neleisti priimti varžovų kamuolį baudos aikštelėje. Tačiau sugebėjo po to pasitaisyti, blokavo šį smūgį, bet iš esmės tai buvo rimtas pavojus. Rikošetas ar galų gale, nepataikė iki varžovo, pataikė į vartų plotą ir klausimas, kuo viskas pasibaigė. Mantas Kuklys ir nuo Klimo Gusačenkos galvos kamuolys skrieja Tautvydui Eliošiui. Šiam reikia pagalbos, turi tik Niko Tokičių už savo nugaros. Ne, bando pats viską išspręsti Tautvydas Eliošius. Čia, atgal Vorobjovui. Ir viskas. Šiauliečiai griebėsi už galvų dėl to, kad štai taip nutraukta jų ataka. Tačiau Edmundo Gaigalo sprendimas toks. Kėlinys baigėsi 0-0 kol kas. Sužaidus 45 minutės. Šiose rungtynėse Šarūnas Mazalas jau yra pasirengęs pagauti kažkurį žaidėją išeinantį iš aikštės. Netrukus pamatysime, kas tai bus. Vis dar 0-0 Arminas Vaskela. Su juo nuspręsta pasikalbėti. Dabar paklausykime, ką pasakys vienas Šiaulių lyderių. Arminai, pirmasis rungtynių kėlinys 0-0. Ar rezultatas jis tenkina? Aš manau, kad tenkina. Žaidžiam šiandien su lyderiu čempionatą, tai aš manau, tuo labiau išvykoje, tai aš manau, kad mus tenkina kol kas lygiosios. Bet aišku, kiekvienose varžybose kovojam dėl pergalės, tai antram kėlinį, manau, stengsimės tai padaryti. Su kokiais tikslais atvažiavote į Vilnių? Pergalė, be abejo. Kiekvienas varžybos einam, važiuojam į varžybas ir siekis pergalė, tai manau, šiose neišskirtinės varžybos. Žalgiris čempionato lyderis, bet šį sezoną niekada Žalgiriui nepavyko lengvai įveikti Šiaulių. Šį komanda nėra ir labai pavojinga jums šį vakarą? Aš nežinau, gal čia tik sutapimas, kažkoks gal nesiseka jam prieš mus žaist, bet stengiamės, kovojam, darom, ką galim. Ačiū, sėkmės, bėkite į Rūvinį. Arminas Vaskelas sakė, kad svarbiausia jiem, aišku, išlaikyti lygiasias iškovo tašką, tačiau kovos dėl pergalės. Mes trumpam išsiskiriame po kelių minučių. Grįšime čia į LFF stadioną su pirmojo kėlinio analize. Konstantinas Čiurlionis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, kurio portretą kūrė Valentinas Masalskis ir Rimanta Krilavičiūtė, Sigitas Jakubauskas, Antanas Šurna. LRT istorinėje biografinėje dramoje Žalčio karūna. Šiandien 20:40 per LRT kultūrą. Lietuvos Respublikos pirmininkavimo ES tarybai renginiai tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos Seimo per LRT kultūrą. Sekmadienį 9:30 ir 11:30. Konferencija Litvakai ir jų paveldas. Holokaustas, etinė atmintis ir švietimas. Britanijos imperijos ordino kavalieriaus rašytojo Colino Dexterio romanų personažas. Robertas Luisas ir jo porininkas, intelektualus seržantas Hatavėjus. Tikrame angliškame detektyve. Inspektorius Luisas. Tai, ko nesupranta protas, pašnibždės intuicija. Sunarpliotas bylas apsups asmeninio gyvenimo intrigos ir praeities šešėliai Oksfordo skersgatviuose. Bet jie pasieks tikslą. Sekmadienį 16:25 per LRT kultūrą. Aktoriaus Tomo Vaisietos 80-mečiui. Kazimieros Kymantaitės režisuota Nemirštanti klasika. Žemaitės Marti. Sekmadienį 19:10. Ar mes švenčiam? O, jie garsiai Žagariai dieną A. 9 kartą Žagarės vyšnių festivalyje renkasi tik geriausieji. Ryškiausi meno talentai, įvertinti Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis, bei praėjusių metų muzikos apdovanojimais ir svečiai iš užsienio. 2013 Žagarės vyšnių festivalis renkasi geriausieji. Koncertuoja Alina Orlova, Jurga Šeduikytė, Markas Palubenka ir grupė Nuo užupio. Sekmadienį 10 vakare per LRT kultūrą. Afrika.
Tai 5% mūsų planetos sausumos ploto. Jame tilptų Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija, Indija ir didžioji Europos dalis. Tai vienintelė vieta Žemėje, kur akis į akį gali susidurti su tikra laukinės gamtos stichija. Kalnai, dykumos, savana ir tropikai. Dar nepasakotos istorijos. Žmogaus akim nematytose vietose. Meistriškai nufilmuotas ir paruoštas. Naujas gamtos dokumentikų šedevras nepaliks žiūrovų abejingų. Sekmadienį 23:15 per LRT Kultūrą. Jaunikio išduota amerikietė ir vagišius prancūzas. Ji nori susigrąžinti prancūzaitės pakerėtą sužadėtinį. Jis saugiai pargabenti vogtas brangenybės. Bet vaikantis neištikimą jaunikį ir pamestą grobį Paryžiaus gatvelėmis atsėlina meilė. Amerikiečių komedijos apdovanojimams nominuoti Meg Ryan ir Kevinas Klainas. Romantinėje komedijoje prancūziškas bučinys. Pirmadienį 22:10 per LRT Kultūrą. Įsibėgėjęs SMS Kredit LT A lygos lyderis Vilniaus Žalgiris buvo pristabdytas Klaipėdoje. Dabar Atlanto futbolininkų žygį bandys pakartoti Panevėžio Ekranas, kitas vilniečių konkurentas kovojantis dėl medalių. Ar pavyks čempionui iš sostinės išsivežti taškų? Žalgiris Ekranas. Trečiadienį 18:25 tiesiogiai per LRT Kultūrą. Grįžtam į Vilniaus LFF stadioną. Čia šiandien SMS Kredit LT A lygos rungtynės Žalgiris Šiauliai ir kol kas turime 2-0 švieslentėje. Kol kas situacija yra tokia, esame čia su Žydrūnu Grudzinsku. Na, štai tokia statistika ir ta statistika netrodo tragiška Šiauliams. Smūgiai į vartus 3-1 Žalgirio naudai, 3-2 Šiaulių naudai greta vartų. Tai yra visi smūgiai 5-4. Žalgiris kelia 3 kampinius, tai nėra daug, turint galvoje. Tai kiek buvo visko pirmajame kėlinyje. Štai taip, čia iš tos skaičiukus derėtų atkreipti dėmesį. Žalgiris 8 kartus nuošalyje. Žydrūnas Grudzinskas sako, kad bent porą kartų tikrai nepelnytai, ar ne? Na taip, tikrai ir pakartojame, ar galbūt kas stebėjote pirmąjį kėlinį, taip pat galėjote įsitikinti, kad pirminis vaizdas, na, ne visada galbūt buvo taip, kaip fiksavo rungtynių arbitro asistentas, tačiau, na, yra kaip yra. Ir jeigu nuošalės kelia, reiškia jos, teisėjų brigados